Kartais galime susipainioti, ar tai yra šalutinis pažyminio sakinys ar šalutinis tarinio sakinys. Atpažinti šalutinį pažyminio sakinį yra lengva pagal tai, kad šalutinis pažyminio sakinys paaiškina pagrindinėme sakinyje esantį daiktavardį, kuris yra arba veiksnys, arba papildinys, arba aplinkybė. Pavyzdžiui, niekur nerandu knygos, kurią ruošiausi skaityti. Ko nerandu knygos, kokios knygos, čia paaiškina papildinį. Arba laiško, kurio ilgą laiką laukiu, vis dar nėra. Kokio laiško, kurio ilgą laiką laukiu. Ir taip toliau. Šalutiniai tarinio sakiniai paprastai paaiškina pagrindinėme sakinyje esančio tarinio vardinę dalį. Pavyzdžiui, kokie tėvai, tokie ir vaikai. Na, dar čia galime rasti ir tą atliepiamą žodį tokie. Kokie tokie, vadinasi, tokie ir vaikai, sakinys, klausimas, kokie tokie vaikai, kokie ir tėvai. Arba kartais būna ir platesnis tarinys. Pavyzdžiui, oras buvo toks geras, kad norėjau pasilikti čia visam laikui. Galim kelti klausimą, koks toks geras, na ir vis dėlto reikia paaiškinimo. Toks geras, kad norėjau čia pasilikti visam laikui.